Tai dabar tuoj pat pasižiūrėsim, kodėl taip yra ir ieškosim būdų, kaip pakeisti. Nei kompensacijos negausiu, ko infarktas greičiau. Pas vedėją ir vedėja labai buvo nepatenkinta, kad mes bandysim tą šnekėti, bet tikrai mes ieškom tik tai pozityvo. Nė žodžio nepratarėm, reiškiasi, tenai, bet mūsų užpuolė neobjektyviai. Reiškiasi, tarkim, jeigu mes atėjom ir norim įsiaiškinti situaciją, gal ras būdų, tai niekas neklausia mūsų užpuolė, kodėl mes atėjom, todėl kad žmonės iš tikrųjų yra pavargę. Ko mes atėjom? Ne PR padaryti, ne skandalo, reiškiasi, bet mes turim 3 punktus. Ar gali Seimas kaip nors šitą situaciją pagerinti, nes turim Seimo svertą, taip? Gal reikalinga kokia nors pagalba iš savivaldybės? Va, ko mes atėjom sužinoti, nes aš galiu šitą savivaldybę, reiškiasi, pristatyti ir padėti. Ja? Ir trečias dalykas, ar iš tikrųjų organizacija yra ideali, gal dar galima organizacijoje kažką tai surūšiuoti. Aš kaip klausimų per mėnesį maždaug kiek tų žmonių grubiai, kiek tų žmonių? Grubiai į dieną kiekvienas priima 30. Į dieną vienas žmogus aptarnauja 30. Tai apie 400 per dieną? Taip. Taip, taip. 30, nuo 30 iki 35 va tam tarpe. Gegužės mėnesį ir kompensacijos už šildymą. Tai vad jūs kartais stebitės, kad daug žmonių. Tai viskas susiduria. Kodėl jų daug mums aišku. Tai čia jo. Kad čia padaryti. Dabar tik reikia įspręsti klausimą. Aš tai matau ateiti elektroniniu būdu. Prašymai, kai bus priimami, tada nebus problemų. Visam pasauliu taip yra. Bet pas mus dar kol kas. O dabar elektroniniu. Tai iš esmės, jeigu sakykime tas 11 vietų, tai aš suprantu, kad jeigu yra 10 kartų nuo 600 iki 6000 padidėjo per 2 metus ir reiškia darbuotojų skaičius tegu ten 2-3 pasidarė, bet tai ne 10 kartų. Tai esminis klausimas tai yra, reiškia, aš taip suprantu, čia vietos visą kitą, savivaldybė tie etatai yra. Tai reiškia nepakankamas finansavimas. Na, žinot, ką dar noriu ką pasakyti. Nes aš įsivaizduoju telefoną. Viskas yra gerai. Mes 10-11 metais papildėm 3 žmonėm. Ir jų užteko. Jų užteko, kol neįsigaliojo šių metų įstatymas. Iš tikrųjų, žmonės susitvarkė. Kažkaip pradžioje mes galvom, kad mes už tai neprašom papildomų etatų, mes galvom sausis vasaris. Pamatysim kaip. Jei matysim, kad niekas situacija nesikeičia, aišku, prašysim etatų. Tai bijom, kad paskui, žinot, labai greit gali priimti į darbą žmonių ir nesinori, kad jie čia ir būtų. Na ja, bet tada, jeigu, sakykime, jūsų tas variantas, tai tada reikia daryti kažkokius tai laikymus dalykus. Mes galim tada prašyti. Aš netodėl, bet aš, pavyzdžiui, pasižiūriu, žinokite, mes dar sėki grįžtų, ne prie Vytų kalbų. Iš esmės tas pats ir kitur aš kiek buvau. Reiškia, mes tuos žmonės, kitaip kaip žeminam, aš nevadinsiu. Jūs pasidėkit, vieną dieną aš pasidėčiau tokį vietą, aš su savo charakteriu išprotėčiau. Tai, reiškia, bankė nueinu ten pusvalandį pasidėti, jau nervas ima. Tai šito vietoje. Bet taigi čia yra valstybinis klausimas. Bet tai mes kalbam vis tiek, jeigu ta pati sistema yra kažkokiais pliūpsniais, sakykime, valstybės lygis. Iš tiesų. Tai irgi mes turim galvoti, ką padaryti, reiškia, lygiai kaip gimstamumas su mokyklom, su visais kitais dalykais. Nu negali žmonės taip sėdėti.